Šis forumas vyko buvusio griežto režimo lagerio Permė 36 teritorijoje. Sovietiniais laikais šiame lageryje drauge su įvairių tautybių žmonėmis kalėjo taip pat ir lietuviai. Forume dalyvavo keli tūkstančiai įvairiaus amžiaus žmonių, daugiausiai jaunimo. Prieš 30 metų niekas negalėjo net pasvajoti, kad 20-ojo amžiaus Golgota, mačiusi daugybę nekaltų žmonių kančios, taps vieta forumui, kuriame svariausią žodį tars ne totalitarinės sistemos gynėjai, bet už laisvę kovoja ir daug kančios patyrę žmonės. Kasmetinė tremtinių, kalinių ir laisvės gynėjų šventė Ariogaloje taip pat yra panašus forumas, į kurį susirenka per sovietmetį daug nukentėję žmonės. Tremtiniai dalyjasi savo skaudžiais prisiminimais, kaip anuomet nešė kančios kryžių, kaip vieni kitiems pagelbėdavo, kaip kartais kančia atrodydavo viršyje žmogaus jėgas. Šie kasmetiniai susitikimai yra labai svarbus, nes jie gydo žmonių sielas. Žmogui patyrusiam daug neteisybės yra labai svarbu,